Jau, čia bless. Būkite pasveikinti rastadienio gerieji žmonės. Mes girdėjom labai daug įvairių klausimų ir atsiliepimų, todėl mes viską trumpai paaiškinsime, kas rytoj vyks. Taigi rytoj neoficialus rastadienis, talka, bet talka nesupraskit taip jau. Nu, tokia lietuviška talka, kur visi valgo mėsas, klauso muzikos, girtauja ir linksminasi. Kad visus kviečiam rytoj lofto kiemą, čia nais grilinsim, atsineškit savo mėsyčių, šašlykų, kas veganai, vegetarai, atsineškit whatever, ką galima kepti ir ką nekepti. Atsiveskit padarus tokius, kurie negadina čia bendrai visos tvarkos. Jo, ir tokie mažiukai irgi, padariukai irgi tinka. Va, mes jau čia ruošiamės, kaip matot. Konstruojam. Čia bus dieninė pasiruošimų scena. Turėsim dar tokį savo naują oranžeriją, į kurią visus kviečiame atnešti augalus. Parodysim principą. Tai va, žodžiu, turėsit savo vardinį augaliuką lofte, kur palaipsniui galėsite juo rūpintis. Jo, galite nešti augaliuką ir čia jį pasodinti ir mes ant jo uždėsim raštelį, užsirašysit savo vardą ir jis bus jūsų jau visiems laikams ir galėsit matyti, kaip jis čia auga. Tai va, čia bus scena, kur gros daug labai gražaus reggae, skambaus dabo ir viskas vasariškai gražiai, prasidedant 4:20, daužant viską, ką įmanoma daužyti. O toliau 10 valandą visi užeisim čia pro duris ir čia bus dar viena pagal rastadienio tradicijas išlaikyta žmonės, jau dabar irgi dirba. Čia bus čilas. Čia bus čilas. Čia bus čilas. Chill out. Čia baras nebus, baras bus čia. Čia bus baras. Čia bus baras. Kur Linas dabar sėdi. O va ten bus scena. Tai va, tikėčiam visus rytoj rastadienis, čia bless. Kaip ir kiekvienas ketvirtadienis.